Vaizdelis nuo ryto, saulutė lent. Aš į spogą važiuoju iš miesto. Galvoju, kuo čia mažai tų žmonių tiek nuo ryto. Juk jau be 28. Ir šiandien šeštadienis. Saulė pašvita. Tuos parodysiu. Tas miestas Egeris. Taip gražiai apšvies. Jūs pažiūrėkit. Oh my god. Kokį vaizdą turiu, į tą traukinys atvažiuoju. Nu karočią, va. Smagumėlis. O taip va. O. Saka, pastovėk biškį. Nu tai pastovėsim. Kabrūžiai, nuo pačio ryto, biržgint. Kakrinu. Manuoju, saka, paminėk, kiek per 12 minimo dienų numeti kilogramų. Tai hebra, esu padžiuvęs per nepilnas 2 savaitės. Galit pabandyti atspėti, kiek numečiau. Svėriau 7,6. Ir dabar galit pabandyti atspėti, kiek dabar svėriu. Esu pakūdęs. Kas stebėjot, kas žiūrėjot ir kas suprantat, kaip dviratis yra surekst ir kaip kalorijas deg ir kiek aš jų sudeginu ir kiek aš jų suvalgau. Tai vat pabandykit pasukti savo razumėlį ir pagalvokit. Pastebėjau, kad kai kuriuose kaimuose visokiojais kringeliais rašo. Net ne kirilica, da ten kažkokie U su 2 burbuliukais. Bet iš vis kažkokie kringeliai, saulės, menuliukai, kažkokie debesukai, vos neturkiškai rašo. Tai kažkaip įdomiai. Saka, manuoju, tu nebefilmuok, čia nebepezėk. Pezalionių visokių. Man saka, reikia peržiūrėti viską. Saka, sprandą suku, puzlę žaidžiu. Bet tai kaip gali nefilmuoti, jūs pasižiūrėkit, kaip gražu. Nu kaip gražu. Fontanėlis prie bažnyčios. Koks tiltėlis. Kaip čia gražu. Galvoju, reikia sustoti staliukų, matau staliukų. Aš jau beveik nuvažiavęs esu. 17 km. Tai va, žodžiu, tokią bažnyčią čia turiu. Saulė va ten. Jaučiu staliuk sausas gerai. Nu va ir aš kadrį. Aš kadrį. Į fontans kadrį. Žodžiu, pasidėsiu biškį, neskubėsiu niekur. Vėl per žiedą išvažiavau į kitą kelią. Man komutas rodo, kad čia reikia važiuoti 800 metrų. Bet negalima čia važiuoti dviračiu. Į nėri, kur? A gali tai būti, kad saulė visą laiką švies, kojas manęs klausys, neskaudės, šild bus, bet sniegs tai nekris. Žodžiu, kasiakas, kai nestebi aplinkos, o taip įgaunat pliuržiai, plisi. Jaučiu, ką Vengrijai, dabar čia, kur aš važiuoju, da lapai nenukritę nuo kai kurių medžių. Jaučiu, ką čia dar tik ruduo įsipusėja, dar čia tik realiai vaidenas. Ten karvis. Hebra, žiūrėkit. Karvis. Lietuvoje jau karvių šiandien nebėra. Visas ganyklose jau. Žiūrėk. Karvis ganos. Vengrijos vidury. Normaliai? Normaliai, žiūrėk. Karvis. Čia gal jautuka. Meitelė čia. Meiteliukai čia laksta. Eikit savo, draugėlį mano. Žiūrėk, įda neaptverti. Oho, žiūrėk su kokiais ragas. Eikit savo. Kokia raga? Eikit savo. Kokia dydžia. Normalus meitelė. Tokia dydžia. Rudolfai laksta. Normaliai. Aš dabar tak plentą išlindau, kur mies po kairę. Mies po dešinę, ten kalnins. Įvažiavau kažkokį kaimuką. Erdofelė kažkoksai. Ir
Bet tie pavadinimai visi tokie turkiškus traukia. Zurum Gurum, Erdotelek, ar kaip čia. Budapešta 117. Bet man rodo 113 iki mano bookinga. Mes žodžiu labai šalia Budapešto priemiestą būsim. Dabas kažkoks. Jūs pažiūrėkit, koks čia dviračių taks. Koks čia dviračių taks. Karočią, reikia daug nepėžėti, arba liežuvį pamesiu, nusikandęs, arba dantis išbirs. Jūs pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit, kokių mašinų yra. Matau lenkišką Fiatą. Eikit sau. Eikit sau. Žiūrėkit, Zastava stovi. Kiek dulkių surinkus šakės. Eikit sau. Žiūrėk. Tuoj parodysiu jums. Žiūrėkit. Matot? Kas čia per mašiną? Nu čia vengriškas jau čia kažkoks mašinukas. Nežinau, ko jie ten pypsim. O, žiūrėkit, 968 M's. Čia tas, kaip čia tai Žiguliuks. Ten da vien Žiguliuks. Lada čia. Vo. Volga. Ar aš klystu? Ai ne, čia Gaziksas, atsiprašau. Eikit, aš tų senų mašinų neskiriu, aš tik žinau, kad kvapas geras jų mašinai. Gerulis ten stovi. Kvinkis toksai toli. Ten, bet nesimato. Žodžiu, va. Taip va, atrodo. Čia Suzukis gal. Bet nu fainiai, gražu. Gražu. Hevesa. Ir čia pravažiavau tokį turgelį, taip nejaukiai pasijutau. Vien nurudi žmonės. Nei vieno balta. Visi tokie bačkučiai. Arba kūdi labai. Tokie pusiau narkomanai. Arba bačkučiai tokie visi, kaip vakar kalbėjom. Tai blemba. Pavalgiau. Skaniai. Banansų lindo. Užgėriau. Ir dar kažkas atvažiuoja iš galo. Oi, blė, traktorius. Reikia ant rato sėsti. Ne, no chance. No chance. Per greit važiuoja. Ne mano trumpom kojytėm. Čia bent dviračių taks geresnis. Ačiū Dievui. O, jau čia naujas. Čia dar suprantama. Žiūrėk. Radvilai, čia tau dedikuoju. Žiaus gražus. Visai kaip tu, kai ryte būni gražus. Ryte atsikėlęs, toks užsimegojęs. O tu toks va, būni gražus va. Mane biški vengriški tie miestai ir kaimai. Mutin. Gražiai, skaniai eglėm kvepi. Bet mutin dėl to, kad suženklinėms ten toje vietoje yra problema. Ta prasme, jie patys nesuprant, ką jie čia ženklin, ką jie čia daro. Ir bandau rebustus vis spręsti. Ką čia daryti, gatvę važiuoti ar čia važiuoti. Aš dar vis per tą plentą čia apžėlusi krūmais. Solo ansamblis dauža jausi, užsikūręs. Bet tai toks biški vėsumą jaučiu. Aš čia nedadirbu, a kas čia yra? 25 važiuoju. Ką aš žinau. Augus liekus. Nežinau kur man. Guminukus, aišku. Negalvokit, kad žemė raušiu jau sliekus. Čia va tokiu vietu stovau. Čia nežinau net koks kryžius čia praslavo. 2 kryžiai tokie. Ir nėra to skerso. Koks čia tikėjimas? Koks čia kryžius? Ten jau yra Budapešto priemiesčiai. Tai Šešeckaims irgi jau yra priemiestis. Ir tvarkingesnį iškart matos. Tvarkingesnį, daugiau pardavimuose. Chata atsiranda alado. O kas čia nutika? Bet važiuoju šitą to plentu. Lyt pradėjo. Saulė šviečia, įdalin. Nu karoči. Žiūriu aš su savėje, dabar žiūrkių lenktynę žaidžiu. Kas pirmiau bookingą atvažiuos. Man mažiau kilometrų liko, aišku, aš lėčiau važiuoju. Žodžiu, 5 kartų lėčiau važiuoju. Bet... Nepatikėsit. Žiūrėkit, kas už galo. Manoj buvo atvažiavus. Davė makaronų su vištiena. Ir paleido vėl važiuoti. Ir smagiai palika. Lika 27 kilai. Įvažiavau aš į tą kaimą. Kai kurie namukai
Kai kurie namukai man jau ispanišką vaibą Čia vokietis iš vis stovi. Kažkaip skaboti. Nu ką, žinau, fainai jau. Šilta jau va, be pirštinio važiuoju. Jau smagu. Čia jau biški... Pagaliau senį šaltį radau, normalų. Tik snieguolės kažkur dingo. Arkliuks. Arklėlis. Čink. Žodžiu, jau nebeturiu ką pasakyti, o laimės pilnas ašaras. Laimės pilnas ašaras. O taip gali būti. Žodžiu, akis pilnas laimės ašarų, va. O, arba Bembi mane linksmin, arba aš Bembis linksminu. Žodžiu, vienai par kitaip. Dar kilometrėlis ir važiuosiu savo kaimelį. Bet labai patink šis dviračių taks. Užskaitau. Toks šitas kaimelis. Šiaip labai gražu. Žodžiu, очень приятно, čia viskas fainiai. Ir aš kažkur gyvensiu čia. Kol kas savosios mašinos nematau. O! Žiūrėk, čia dar ir dirbtinė leda yra. Tai... Nu kaip neparodyt, chebrai. Atvažiavau ir dar va tokie visi. Žiūrėk, ką fainiai. Nu.